Kazino Admiral lažybos, Kazino Admiral. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki. Wow. Kokios rungtynės Kaune. Žalgiris vis dar gyvas, serija dabar yra 2-1. Ir šiame video mes pakalbėsime apie visus dalykus svarbiausius, kas įvyko šiame mače, o jų buvo begalės. Bet pradėkime nuo svarbiausių. Buvo ir keli pasikeitimai, kas iš Žalgirio žaidėjo dengia tam tikrus Fenerbahčės žaidėjus, buvo ir Deivido Sirvydžio pabandymas trumpas pirmajame kėlinyje, buvo ir kitų įdomių sprendimų, bet bene svarbiausias šiose rungtynėse buvo 2 statistiniai rodikliai. Po abiejų rungtynių ir dar prieš seriją akcentavau, kad Žalgiris turi turėti didesnį atakų skaičių prieš nuostabią Fenerbahčę gynybą. Ta pavyko padaryti trečiose serijos rungtynėse. 14 atkovotų kamuolių puolime prieš 9 Fenerbahčę ir 10 Žalgirio klaidų prieš 12 Fenerbahčės. Tai vadinasi, čia yra 7 papildomos Žalgirio atakos. Rezultatas yra 3 taškų pergalė. Kitas labai be galo svarbus dalykas ir aš tikiu, kad jūs jau ir dabar patys pastebite, kaip greitai bando Žalgiris žaisti šitoje serijoje. Prieš Fenerbahčės pozicinį krepšinį užpulti yra be galo sudėtinga. Ta mes pamatėme ir pirmajame kėlinyje Kaune, kai Žalgiris surinko vos 12 taškų ir jeigu neklystu, 10 arba net ir visus 12 jie surinko tokiuose arba greitose pilnai atakose, arba pusiau greitose atakose, o ne pozicinėme krepšinėje pagal derinius. Mes pamatėme atakas ir po praleistų taškų, ir po atsikovotų kamuolių, žinoma, gynyboje. Mes tą greitą įpuolimą ir pusiau greitą įpuolimą ir vėliau pamatėme ir 4-ajame kėlinyje, apie kurį mes dar pakalbėsime video pabaigoje. Ten irgi buvo begalė įdomių dalykų iš Šarūno Jasikevičiaus, iš Tomo Masiulio, jų sprendimų, kokiais penketais žaisti, kaip kokiais penketais rungtynės užsidarinėti. Taip kad jeigu jums įdomu, pasilikite iki pat galo, o jau dabar kviečiu jūs palaikinti šį video ir prenumeruoti kanalą, nes jeigu jūs žiūrite šitą video ryte, tai yra 9, 10, 11 valandą, tai vadinasi, kad aš tiesiog nemiegojau, turbūt iki kokių 7 ir ar gal net 8 ryto. Taip kad ačiū jums labai, kad žiūrit, pasistengiau padaryti kuo greičiau, tikiuosi, kad tai įvertinsit. Važiuojam į analizę. Jau pirmoje atakoje pamatėme įdomių gynybinių pasikeitimų. Gosas čia yra prie Tayleno Hortono Tuckerio. Silvenas Francisko nebegina Tariko Biberovičiaus, o yra prie Devono Hallo. Ką mes matėme ir reguliariame sezone, tačiau pirmose 2 rungtynėse to labai buvo nedaug. Bet realiai vis tiek gaunasi tas pats rezultatas, nes čianais Žalgiris išsikeičia, Arnas Butkevičius nebelieka prie Tariko Biberovičiaus, čia Moses Wrightas turi padėti 2-2 situacijoje, kadangi yra laisvas žmogus kertantis link krepšio, ir tas pats Tarikas Biberovičius gauna kamuolį apylaisvis prie tritaškio. Ir ką mes matome visos šios serijos metu, tai kad Fenerbahčė puikiai pavyksta surasti silpnąją Žalgirio gynybos dalį, tai yra Silveną Francisko. Pamatysite ir šiame video, kiek daug taškų buvo būtent pelnyta per jį, ir tai buvo turbūt viena iš priežasčių, kodėl Žalgiris realiai laimėjo ir uždarė rungtynes be jo 5-4 kėlinio gale. Čia viena iš pirmųjų rungtynių atakų flexo derinys, bandant išvesti Devoną Hallą, ir Nikolo Meli čia labai sumaniai gavęs užtvarą, pats prabėgdamas pastato tokią kaip ir mini papildomą užtvarėlę tam pačiam Sisko. Labai aukšto krepšinio intelekto yra šis žaidėjas, Hallas atšoka, tai yra jo 3 taškai. Na ir čia tiesiog vos ne kitoje atakoje Hortonas Tuckeris prieš save išvysta Silveną Francisko, atakuoja jį ir dar čia yra graži Gortato užtvara baudos aikštelėje, viskas yra per lengva Fenerbahčei, vėl Žalgiris krenta į duobę pirmoje mačo pusėje, 10-2 pradžia. Kitas dalykas, kurį pamatėme, tai yra šiek tiek kitokia gynyba prieš Tayleną Hortoną Tuckerį. Nesusikeitimas, ne kažkoks tai pasyvesnė gynyba, o tiesiog step-outas su įžaidėjo atsitraukimu. Ir tą step-outą mes labai retai Žalgirio matėme šiame sezone, bet reikia ir tokių ginklų išsitraukti playoff serijoje. Čia mes būtent tą ir pamatome, tačiau tokioje situacijoje Ąžuolas Tubelis turi pasaugoti po krepšiu besileidžiantį aukštaūgį. Jis padeda nuo Meli yra laisvas, jis gauna kamuolį, pataiko tritaškį. Šiaip buvo dar viena situacija pirmoje mačo pusėje, kur Tubelis tikrai nelaiku ir ne vietoje padėjo prie kitos gynybos ir Masiulis buvo labai įsiutęs būtent dėl to gynybinio epizodo. Bet viską po to Ąžuolas ištaisė antroje mačo pusėje ir dar antrojo kėlinio irgi antroje pusėje. Tai čia labai panašiai identiška situacija, tiesa, čia pasyvesnė gynyba, kurią taiko Moses Wrightas, ir tokioje situacijoje, na, tai yra tų 2 žmonių darbas. Žalgirio taisyklės yra, kad kiti 3 likę žaidėjai be kamulio, jie lieka prie savo žmonių, bet čia Tubelis eina padėti nuo Baldvino ir šis pataiko iš toli. Apie Žalgirio greitus taškus aš jau užsiminiau video pradžioje, taip kad nesikartosiu, bet tiesiog vienas klipas, kuris puikiai parodo, kaip net ir negreitoje pilnai atakoje, bet pusiau greitoje atakoje Žalgiriui yra
naudingiau žaisti. Štai čia mes matome tokį kaip ir pusiau greitą įpuolimą, bet tai nėra kažkoks žaidimas iš derinio. Sylvanas Francisco įeina į baudos aikštelę, Gosas pataiko iš toli, pagaliau krenta tie laisvi metimai ir Žalgiris daro tai, ką ir turi daryti ir ką ir šiaip bandė daryti jau nuo pirmųjų serijos rungtynių, bet Kaune tas pasimatė dar dažniau ir dar labiau. Na ir žinoma, Sylvano Francisco dėjimas irgi krito po vienos iš Fenerbahčės klaidų. Svisko dėjimas buvo tiesiog absoliučiai kosminis. Aš tokių reakcijų aplink save esančių žmonių nesu seniai matęs. Manau, kad tai yra Francisco gyvenimo dėjimas imant rungtynių fazę, rungtynių svarbą ir kaip tai pakeitė visų rungtynių tėkmę. Bet dar prieš tai buvo tikrai ne viena Žalgirio klaida gynyboje pirmoje mačo pusėje ir aš jas rodau dėl to, kad labai įdomu bus pasižiūrėti vėliau, žiūrint mums šitą video, kaip pasikeitė Žalgirio fiziškumas, kontaktas būtent po to Sylvano Francisco dėjimo, nes čia mes matome prasiveržimus prieš pasyvę gynybą, mes matome kaip Nando De Colo eina į stiprią dešinę ranką, mes matome dar vieną De Colo 2 prieš 2 ir vėl metimą iš po krepšio ir visi šitie 3 epizodai pirmajame kėlinyje buvo, kai Žalgiris dar neturėjo komandinių pražangų, taip kad realiai gera bauda iki bonuso, tu dar atimi 6 taškus ir Fenerbahčės būtent tokiose situacijose. Na okei, tu neturėjai 3 galimybių prasižengti, turėjai man atrodo 1 arba 2, bet vis tiek šansai palikti Feneriui pelnyti lengvus taškus, kuomet tu galėjai juos eliminuoti. Moses Oraito gynyba pirmoje mačo pusėje, irgi situacijose tokiose tiesiog paprasta, pasyvi 2 prieš 2 gynyba čia prieš Wade'ą Baldwiną. Šis meta flauterį metimą, Moses šoka į viršų, čia jau kai nereikia to daryti, nėra šanso čia jau nublokuoti to metimo, Kemas Birčas ima kamuolį puolime 2 taškai. Čia prie Fenerbahčės ispaniškojo pick and rollo Žalgiris stepautuoja, nieko naujo čia nėra, Feneris taiko tą pačią gynybą ir tiesiog Moses Raitas yra apeinamas, Feneris duria 3 taškai, 16-33 ir mes vėl matome visišką Žalgirio krachą ir atrodo, kad šita serija baigsis 3-0 ir Feneris tiesiog yra geresnė komanda. Feneris randa kaip įveikti kiekvieną Žalgirio gynybą. Čia Svičolas, idealiai tiesiog išdurstytas Žalgirio gynybą. Mikaelis Jantoninas silinasi savo žmogų labai aukštai, kadangi taip suteikia jam progą ir Fenerio komandos draugams permesti tą aukštesnį kamuolį, daugiau vietos į baudos aikštelę prieš Žalgirio žaidėjus, kurie eina iš priekio. Čia vėlgi dar viena situacija prieš Svičolą, vėlgi bandoma aukštai užsiimti poziciją, per high-low kamuolio nepavyksta paduoti, yra flerinė užtvara silpnoje pusėje, Feneris nenustoja judėti, tai yra dar vienas kirtimas iš silpnosios pusės ir galiausiai yra pelnomi 2 taškai. Gražu žiūrėti, kaip veikia Fenerio mechanizmas, bet ir reikia pripažinti, kad ir Žalgiris per daug leidžia savo varžovams. Bet tada viskas pasikeičia. Tada Tomas Masiulis meta small ballą į aikštelę. Nėra Moses Raito, kuris grybauja, nėra Biručio, kuris buvo užatakuotas kelis kartus, Tubelis 5 pozicijoje ir Žalgiris praleidžia vos 3 taškus per 3 minutės ir tie 3 vieninteliai taškai krenta po Fenerbahčės 2 iš eilės atkovotų kamuolių puolime ir De Colo 3 taškio. Tai šiek tiek padeda sugrįžti į rungtynes, bet po ilgosios pertraukos ir vėl Feneris grįžta prie tų dalykų, kurie jiems veikia. Tai yra Sylvano Francisco atakavimo. Kaip dažnai jis yra surandamas nepatogiose situacijose, tai yra neįtikėtina ir tai tik parodo, kaip šiuolaikinėme krepšinėje ir ypač prieš tokį trenerį kaip Šarūnas Jasikevičius, silpnoji grandis gynyboje yra be proto svarbu. Tuo labiau, kad Sylvanas Francisco dar ir užsidirba 3 pražangą šiame epizode, todėl iš karto kitoje atakoje Devonas Hallas tiesiog eina žaisti prieš jį į baudos aikštelę. Svisko turi 3 baudas, tai yra dar 2 Devono Hallo taškai. Kazino Admiral lažybos. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Toliau mes pakalbėkime apie tai, kaip pakilo Žalgirio fiziškumas ir keli pavyzdžiai iš Arno Butkevičiaus ir tiesiog geros komandinės gynybos. Čia mes matome netikrą užtvarą tarp Baldwino ir Nando De Colo tam, kad atakuotų Fenerbahčė gynėjas į dešinę ranką. Arnas demonstruoja puikią gynybą prieš vieną iš varžovų lyderių. Vos po kelių minučių čia yra puikia situacija, bandoma žaisti per handoffą ir Tariko Biberovičiaus veržimasi į baudos aikštelę, bet Arnas užsiema gerą poziciją laiku ir vietoje
gynyboje ir Žalgiris vėl apsigina. Na, o dabar mes taip greit praėjome per 3 kėlinius, kadangi visi įdomumai dėjosi žinoma per paskutinės 10 minučių. Pirmą ėjimą atlieka Šaras. Jis kėlinį pradeda su 4 gynėjais. Ir tokiu atveju, kadangi visi 4 Fenerio gynėjai yra labai aukšti, Sylvanas Francisco ima ginti Tayleną Hortoną Tuckerį. Kas atsitinka? Žinoma, kad jis eina žaisti nugarą į krepšį ir pelno 2 taškus. Jau kitoje atakoje, dėl to, kad Žalgiris turi 2 aukštaūgius, o Feneris turi 4 gynėjus ir tik 1 aukštaūgį, Taylenas Hortonas Tuckeris turi prieš save ąžuolo tubelį. Ir tai yra 2+1 ir tai yra vėl Žalgirio 9 taškų deficitas. Maži dalykai, mažos detalės, bet labai nedaug trūko Šarūnui Jasikevičiui, kad jos nuvestų iki 3 pergalės iš eilės. Po kelių minučių Šaras vėl vienai atakai išleidžia tą patį 5 ir vėl gauname situaciją, kad Cisco dengia Hortoną Tuckerį ir klausaute jis ir vėl nesusitvarko. Bet tada ateina ąžuolo tubelio atkarpa ir tai buvo nuostabu, ką jis darė tiek puolime, tiek gynyboje ir kaip Žalgiris judėjo būtent toje aikštelės pusėje. Plius labai svarbus akcentas šiame 4 kėlinyje buvo tai, kad Feneris susirinko 4 pražangas komandinės likus 7 minutėms ir 10 sekundžių iki ketvirčio pabaigos ir tai jiems neleido būti tokiems agresyviems ir ąžuolas tubelis tuo pasinaudojo idealiai kartu su visa komanda, žinoma. Iš pradžių čia derinys tubelį, bet aš noriu, kad jūs atkreiptumėte dėmesį į tai, kaip jis prašo kamuolių po šios užtvaros. Jis žino, kad Jantuninas eis iš priekio, todėl jis stumia Jantuniną kuo aukščiau nuo krepšio tam, kad būtų kuo daugiau vietos šiam aukštam perdavimui. Kaip matome, šis veiksmas iš abiejų komandų yra naudojamas labai daug šioje serijoje ir kai žiūrėsite 4 ar 5 rungtynes, jeigu tokios bus, labai siūlau atkreipti dėmesį į šitą reikalą ir kaip abiejų komandų aukštaugiai tiesiog stumdosi baudos aikštelėje, kad kuo daugiau atsirastų vietos įmesti tą aukštą perdavimą. Po to mes matome nuostabų ąžuolo tubelio gynybinį epizodą ir čia jis padeda ant prasiveržimo linijos, bet vėliau spėja prišokti klausauto situacijoje ir blokuoja varžovo metimą. Kitoje gynybinėje atakoje mes matome Žalgirio switch all ir mes matome, kaip kantriai Fenerbahčė bando tą visko susikeitimo gynybą atakuoti. Jų akcentas šiuose atakose yra handoffai po susikeitimo tam, kad galbūt Žalgirio aukštaūgis išsibalansuotų ir kažkur pamestų koncentraciją. Vienas handoffas, antras handoffas, bet Žalgiris puikiai juda ir neleidžia Fenerio tikrai labai gražiai išreikštam puolimui kažko sukurti tokiose situacijose. Fiziškumas ir maksimali koncentracija - 2 dalykai nuvedė Žalgirį į pergalę 4 kėlinyje. O puolime paprastas motion derinys ir Žalgiris antroje pusėje reaguoja. Moses Wrightas mato, kad neatiduos Francisco kamuolio, kuris čia ir bando išvirkštinę užtvarą pastatyti, bet ten ir eiti nelabai kur yra, todėl Wrightas eina nuo užtvaros ir čia Niko Meli eina padėti, kur galbūt tikrai nereikėjo to daryti. Tubelis yra visiškai laisvas, turi ir laiko, ir vietos pasižiūrėti į krepšį ir tai yra dar vienas tritaškis metimas ir kaip yra gerai turėti vidurio puolėją, kuris gali vat štai taip eiti nuo užtvaros su kamuoliu ir atlikti perdavimo laiku ir vietoje. Stipru. O gynyboje šį kartą jau ir netoks geras Fenerbahčė procesas prie Žalgirio switch all gynybą. Po išsikeitimo atkreipkite dėmesį į Kemą Birčą. Jis nieko nedaro baudos aikštelėje ir tai yra visiškai ne tai, ko nori Šaras. Jis nori, kad aukštaūgiai prašytų kamulio, jis nori, kad aukštaūgiai įsilintų su savo žmogų, kad galbūt būtų galima sužaisti high-low. Čia Kemas Birčas nieko nedaro toje situacijoje. Baldvinas sugauna kamulį, viskas vyksta labai statiškai, Žalgiris išsikeičia prie šitos flerinės užtvaros, o Baldvino prasiveržimo metu mes matome, kad Kemas Birčas nieko nepadaro su Ulanovu, kuris gali ateiti, padėti ir sutrukdyti šitam metimui. Ir kas tuomet įvyksta po Fenerbahčės netaiklaus metimo? Žinoma, kad Žalgiris eina ir skuba, bando užpulti greitai, tuo labiau, kad priminsiu labai svarbų faktą, Feneris neturi galimybės komandiškai prasižengti ir sustabdyti pranašumo situacijas, kadangi jau turi komandinės pražangas. Cisco atlieka gana neblogą perdavimą Ulanovui, ekstra perdavimas, Gosas labai kantriai, įeina į baudos aikštelę, Tubelis čia užsiema situaciją labai laiku ir vietoje, perdavimas irgi yra laiku ir vietoje ir tai yra 2 taškai, ne iš pozicinės atakos, o iš tokios pusiau greitos atakos. Maksimaliai, tai yra svarbus akcentas šioje serijoje
serijoje. Ir jeigu Žalgiris nori pratęsti seriją iki 5 rungtynių, reiks tokių pačių dalykų būtent po 2 dienų Kaune. O tada prasideda trenerių taktiniai keitimai, gynyba, puolimas likus 4 minutėms ir 40 sekundžių iki 4 kėlinio pabaigos. Dažniausiai tai mes matome per paskutinės 2 kėlinio minutės, bet čia Tomas Masiulis likus kone 5 minutėms pasodina Silveno Francisko ant suolo būtent dėl gynybos. Feneris vėl čia žaidžia 4 gynėjais ir Niko Meli 5 pozicijoje, todėl Žalgiris visur keičiasi. Pabandoma čia yra Tarikui Biberovičiui įmesti kamuolį pro viršų vėlgi, bet ten vietos nėra. Arnas Butkevičius grumėsi su Niko Meli, pasižiūrėkite, koks Ulanovo fiziškumas iš čia ir perdavimą atiduoti į baudos aikštelę yra sudėtingiau, nes koks atstumas jį vien tik tą perdavimą atlikti, pasižiūrėkite čia. Atakai lieka 7 sekundės, prasiveržia Holas pro Ulanovą, bet Hortonas Tuckeris, nuo kurio atėjo pagalba, nėra toks jau ir geras metimas ir čia duoda Žalgiriui dovanėlę. Na ir kadangi Feneris žaidžia 4 gynėjais, o Žalgiris žaidžia 3 aukštaūgiais, realiai tai yra Mozės Straitu, Tubeliu ir Ulanovu, Ulanovas ir Tubelis natūralu, kad turi pranašumą nemažai tokių situacijų. Būtent per jį Žalgiris ir žaidžia. Kitoje atakoje jis prieš Tariką Biberovičių, Fenerio firminė gynyba, tačiau čia Kemas Birčas labai giliai eina padėti ir nespėja tuomet prieš Mozės Straitą sugrįžti, pernelyg atiduodamas jam daug vietos. Arnas ir vėl apsigina prieš Veidą Baldviną ir pasižiūrėkite į Tubelį, kaip jis skuodžiai greitai į puolimą ir kaip jis sylinasi Fenerbahčės gynėją, būtent stumdamas jį kuo toliau nuo krepšio, tam, kad būtų kuo daugiau vietos Gosui atlikti šitą perdavimą. Vėl tas pats manevras, kelintą kartą jūs matote apie tai mano akcentą šiame video, kiek jūs kartų tai matėte šioje serijoje iš abiejų komandų. Neįtikėtinai svarbus žaidimo elementas būtent tarp Fenerbahčės ir Žalgirio. Ir visą sezoną tą gerai daro Ąžuolas Tubelis, nuostabiai užsiimdamas pozicijas su savo jėga, bet ir dar svarbiau su savo protu. Ir žinoma, Nigelio Williamso Goso situacijos skaitimas, perdavimas eilinį kartą laiku ir vietoje. Ir čia vat jums ir yra Eurolygos patirtis. Kadangi Feneris ir toliau žaidžia 4 gynėjais, tai Tubelis tiesiog dengia Hortoną Tuckerį, kadangi nuo jo prasiveržimų jis gali apsiginti stiprių kūnų, o prieš tai jis gali tiesiog atsitraukti. Ir čia pasižiūrėkite, kaip žemai jis laukia Hortono Tuckerio. Feneris jam bando statyti kelias užtvaras, jie bando gauti Butkevičių, bet ir tai yra labai sudėtingas metimas ir tuo pačiu tai yra blogas Fenerio procesas puolime. Kiek perdavimų čia matėte ir Šaras būtent tai ir akcentavo po rungtynių. Nebuvo kamuolio judėjimo 4 kėlinyje ir belieka jam pritarti tik tais. Ir kas įvyksta po dar vieno netaiklaus metimo? Vėlgi, tas pats dalykas. Vėl pusiau greita Žalgirio ataka, kur jie skuodžiai greitai į puolimą, neatiduoda pranašumo ir susiranda geriausią metimą. Ir vėl žiūrėkite į Tubelį. 3 sekundės atakos laiko pradžioje jis jau prašo kamuolio baudos aikštelėje prieš vieną iš Fenerio gynėjų. Negauna jo, kadangi čia yra 2 prieš 1 situacija kitoje pusėje, bet galiausiai Arnas Butkevičius kantriai išlaukia, kol atsiras perdavimo linija būtent jam, jis vėl užsiema puikiai situaciją ir jis pelno dar 2 taškus ir Žalgiris laimi šias rungtynes prieš Stambulo Fenerbahčę. Nuostabi gynyba antroje mačo pusėje, nuostabus fiziškumas ir visas 40 minučių uždėtas didžiausias akcentas bėgti ir naudoti būtent tokias situacijas. Kadangi pats buvau arenoje, nepavyko paskaičiuoti, kiek tiksliai tokių taškų susirinko Žalgiris, bet jeigu reiktų spėti, 30 kokių, manau, ar 30 tarp 35 gal iš 81 pelnyto, būtent taip susirinko Kauno Žalgiris. Na tai yra neįtikėtini skaičiai. Taip, kad taip, Tomas Masiulis ir Žalgiris šventė pergalę. Jeigu jums patiko šitas video, jeigu sužinojot kažką naujo, paspauskit laiką, nepamirškit prenumeruoti kanalą, jeigu dar to nesate padarę. Ačiū jums labai, kad žiūrit, lauksiu jūsų komentarų, labai įdomu išgirsti ir kaip jūs vertinate šias rungtynes. Iki. Kazino Admiral lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.